Sveiki, esu Jurgita Pladė Nekrošienė. Aš Karolis Nekrošis. Mūsų ūkis vadinasi Jogų ūkis, nes abu esam jogos mokytojai. Ir mūsų ūkis yra įsikūręs Karpiškių kaime Varėnos rajone. Aš čia augau pas senelius ir visą laiką praleisdavau vasaras ir visą laiką buvo labai gera čia, tai už tai ta mintis ir atėjo. Kažką tai pabandyti, kai senelių nebeliko. O kitas aspektas, kadangi esame jogos mokytojai, einam sąmoningumo keliu, kaip ir maistas, energetinis šaltinis žmogaus yra, tai norėjom turėti kažkokį tai sukurti tą tokį sveikesnę alternatyvą, prieėjimą prie to maisto ir nusprendėm tiesiog patys augintis tam tikrą produkciją ir turėti šviežią ir sveiką maistą kūnui ir sielai. Auginam avietes, turim 25 bičių šeimas, maždaug pusę hektaro smidrų ir šitakė grybų rastelių. Mes jau čia turėjom aviečių remontantinių ir jos gerai derėjo. Ir kai nusprendėm daryti ūkį ir gavom jaunojo ūkininko paramą, tai tuomet įsigijom papildomai įvairių skirtingų kitų veislių ir papildėm savo avietyną. Už paramą įsigijom aviečių daigus, nedidelį traktorių, medsukį, avilių, bičių šeimų, taip pat liofilizavimo įrangą. Žadam liofilizuoti ir pardavinėti ne tik šviežias, bet ir liofilizuotas. Jurgita minėjo, mūsų avietyną mes jau turėjom, tai yra už manęs, kur yra pastatas, tai stovėjo senas ūkinis pastatas, tvartas ir šalia jo buvo kiaulinykas, ten, kur veždavo mėšlą. Ir toj kiaulinyko, kur mėšlą veždavo vietai, augo avietės, dėl to jos derėjo puikiai. Tai dėl to mes pamatėm, kad ten puikiai dera, bandėm viską persodinti į kitą vietą. Tai mūsų pirminis avietynas yra bandomasis, ten porą arų. Tai mes sodinom grinai, ėmėm iš ten žemę, mėšlą tą perpuvusį ir kartu sodinom. Kitas avietynas mūsų yra jau įrengtas didesnis 10 arų. Bandžiau aš ir įterpinėti mėšlą, bet kadangi to mėšlo nebuvo daug, tai labai aiškiai matyti, kur avietės auga natūraliai žemė įdėtas, įkištas, įsodintas, o kur jau buvo žemė šiek tiek jau pagerinta. Tai yra įdėta ir durpių, ir perpuvusio mėšlo. Ten, kur tai įdėta, padaryta žemė biškį daugiau naudos, tai matosi ir avietės žymiai didesnės, o ten, kur žemė tokia, kaip davė Dzūkija, kaip gamta, tai labai sunkiai dera. Po truputį mes bandom ją gerinti. Savo uogas auginam natūraliai, cheminių trąšų nenaudojam. Kadangi mūsų uogų ūkis yra labai mažas, tai aš pati jas ir nuskinu. Tai ir tas kelias nuo uogos iki valgytojo stalo yra labai trumpas. Turim virš 5 skirtingų veislių. Vieną iš jų geltonų turim Porana rosa veislę, kuri labiau gal papuošimui skirta, negu kad didelio derliaus iš jos galima būtų tikėtis. Mus galite rasti socialiniuose tinkluose tiek Facebook, tiek Instagram. Jogų ūkis vadinasi mūsų paskyra. Reikia sustiprinti ne tik kūną, bet reikia sustiprinti ir protą. Nes dažnai, kai ypač ūkininkam, kaip pavyzdžiui ravėjimas, pats eini į ravėjimą, pasižiūri į lauką ir iš karto protas tave protestuoja, sako, oi ne, čia neįmanoma, čia vienam kirvis, čia užkaisi, numikrėsi ir viskas baigs. Tai esmė yra, kas yra dėmesio koncentracija ir dėmesio valdymas. Tai kai aš, pavyzdžiui, einu ravėti, tai aš nežiūriu, kad yra laukas. Aš matau vieną vietą, taip, vienas krūmas ir aš iš to krūmo noriu padaryti patį gražiausią krūmą. Taip, ir aš prie jo dirbu. Na, aišku, tai nežaidži su pincetu, bet tiesiog nuravi vieną, eini prie kito. Ir eini etapais, vienas po kito, nežiūri visumos, žiūri tik tai, ką tu turi padaryti už kelių minučių. Jeigu kas nors nori papraktikuoti, kaip sąmoningai ravėti, kaip sąmoningai nusiskinti teisingai uogą, nepažeidžiant savo kūno, drąsiai galite atvykti pas mus į ūkį, mes pakonsultuosime tiek uogų srityje, tiek jogos srityje ir atrasit sveiką būdą pastiprinti tiek kūną, tiek sielą.